Atliksime rankų kėlimus į T ir A formą gulint ant pilvo. Atsigulam ant pilvo, ištiesinam rankas į priekį, šiek tiek plačiau negu pečiai. Smakras paspaustas žemyn, viso pratimo metu galva gali būti arba padėta ant kaktos, arba pakelta, taip kaip jums patogu. Rankas išsukam į išorę, stengiamės, kad nykščiai žiūrėtų į viršų, į kitą pusę. Į išorę, gerai. Svarbiausia paspausti pečius žemyn, tai yra mentis nuleisti į apačią. Pakeliam rankas į viršų, gerai, ir laikom šičia smakrą šiek tiek žemyn, gerai, susiaurinam ir lėtai rankas leidžiam prie pat žemės, bet nepadedam ir vėl pakeliam į viršų, viršuje trumpa pauzė. Kūnas nekyla, tik tai rankas, keliam rankas į viršų, pauzė ir lėtai leidžiam žemyn. Įsivaizduojam, kad rankas keliam ne tik į viršų, bet ir liktai spaudžiam žemyn link klubų. Gerai, tampas lėtas, viršuje pauzė. Pakeliam pauzę, leidžiam žemyn. Blogas pratimas būtų, jeigu mes atliktume greitų tempu, pakeliam greitai į viršų ir numetam iš karto rankas žemyn. Tada raumenis nepasijungs. Rankų kėlimas T forma. Rankos eina į priešingas pusės, į kairę ir į dešinę. Vėl rankas išsukam į išorę, kad nykščiai žiūrėtų į viršų. Paspaudžiam pečius žemyn kuo daugiau ir pakeliam rankas į viršų. Įsivaizduojam, kad tikslas ne riešus kuo aukščiau pakelti, bet tiesiog pečius stumti atgal ir suvesti tarpumentį. Lėtai leidžiam rankas žemyn prie pat žemės, bet nepadedam ir vėl pakeliam į viršų, suspaudžiam pečius atgal. Stengiamės, kad rankos neitų link kojų, rankos išlieka tiesioj linijoj. Keliam rankas į viršų, stumiam pečius atgal ir leidžiam rankas žemyn. Smakras visada lieka paspaustas žemyn, žvilgsnis į apačią. Gerai. Blogas pratimo atlikimas būtų, jeigu stengtumėmės riešus pakelti kuo aukščiau į viršų, atrodo, kad rankos pakyla aukščiau, bet pečiai lieka priekyje. Todėl galvokit, kad rankas išsukam išorę ir tikslas yra ne ranką kuo aukščiau pakelti, bet visą petį stumti atgal. Gerai, ir A formą nuleidžiam rankas prie kojų, sukam rankas į vidų, tai yra nykščiai žiūri į apačią ir pečiai nuleisti žemyn. Dabar keliam rankas į viršų ir sukam rankas į išorę. Gerai, suvedam pečius kuo daugiau atgal, gali galva ir krūtinė šiek tiek atsikelt nuo žemės ir leidžiam visą kūną žemyn, sukasi ranka į vidų ir mentės atitolsta. Kartojam, spaudžiam pečius atgal, suvedam pečius kuo daugiau ir leidžiame žemyn, ranka sukasi į vidų. Ir visus pratimus galime pasunkinti rankose laikydami svarmenis.